Dar noriu vynuoges parodyti. Pernai sodintas vynuoges, į pusę iškarpyta jų. Šiemet bus beprotiškai daug uogų. Vienas uogas. Šiemet bus auksiniai metai vynuogėm. Visi daržai, kiek tik turim vynuogių, visur čia ant kiemą jos. Šitos. Tai beprotiškai daug uogų. Pirmą kartą taip matau, antrą metą, va, pernai mažai buvo šitos. Vien uoga šiemet. Absoliučiai vien. Aš dar tiek nesu matęs. Vat reikia mokėti prižiūrėti. Mes labai prižiūrim. Duodam vitaminų. Va, Laurės arbūzai, čia jau antras reizas. Prisodinės arbūzų. Laukia va taip laikom per naktį. Biški būna, kad ant lietaus tik pridengia. Nuostabus arbūzai. Čia va tie kambarį buvo, bandymą darė, va kambarį laikė. Ir tokie pasiraitę. O kur va laukia, nuostabus. Jau ten kiti išleidė, va čia jau po trečią lapiuką išleidė, va. Arbūzai, po trečio lapiuko nemačiau. Ten jau kiti tai didžiuliai, jau pasodinti, jau nužydėjai yra. Bet vynuogės, aš nesidėvėjau, bet negaliu atsižiūrėti vynuogių. Kekės, ištisai vien kekės. Kiek šiemet uogų bus, kiek vynuogių aplinkui hektarai, kiek pa žmonių, nebereikės eiti pizdinti. Juokauju. Va, pažiūrėkit, kas uogų. Jūs pažiūrėkit, kas, va. Vat reikia mokėti, neišduosiu paslapties, reikia mokėti. Reikia įdėti labai meilės, įdėdi meilės, viskas auga. Absoliučiai viskas, va. Įsivaizduot, kas vynuogių. Aš pats kaimynas buvo atėjęs pažiūrėjęs, sakė, aš irgi nesu matęs, kad taip vynuogių būtų. Jau jie profesionalai, jie prižiūri. Gvazdikai jau užprotėt baigė. Va, matai, ką reikia daryti. Vienas iš patarimų. Sodini va kažką tai, kad prisaugotų drėgmę. Neištrauktų. Nebūtų plika žemė. Čia tik vienas patarimas. Va. Viskas susodyta, jokios nieko neištraukia vandens. Va, iš proto eina. Levandas. Tai parodžiau vienam kitam, nieks negali patikėti, kad va, čia tos tikrosios. Aš pats netikiu. Pažiūrėkit, kokias levandas. 2 metai.